Klaipėdos rajonas – 4 vandenų kraštas, kurį skalauja Baltijos jūros bangos ir Kuršių marios, vingiuoja sraunios upės, žalią rajono veidą gyvina mėlynos ežerų akys. Čia daugiausia vidaus vandens kelių, išskirtinės galimybės vandens turizmui, smalsiam ir gamtą mėgstančiam poilsiautojui, gausi pramogų pasiūla ekstremalaus laisvalaikio mėgėjams. Klaipėdos rajoną beveik pusiaudalyje 2 Lietuvos etninių grupių – Didžiosios ir Mažosios Lietuvos – istorinis ir kultūrinis palikimas. Čia glaudžiai persipinusios prūsų, vokiečių ir lietuvių kultūrinės šaknys. Savitos krašto tradicijos skatina aktyvų kultūrinį ir pažintinį turizmą. Atviras ir dinamiškas, išmanus, augantis ir draugiškas – toks šiandien Klaipėdos rajonas. Gargždai – Klaipėdos rajono administracinis centras, buvęs istorinis pasienio miestas, per kurį ėjo riba tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos. Miesto gyventojus ir svečius džiugina Didikų rūne įkurtas parkas, slėnio panorama, vingiuojanti Minijos upė ir Kalniškės piliakalnio vaizdai. Su išskirtinai įdomia Gargždų miesto istorija turistus supažindina Gargždų krašto muziejaus ekspozicija ir mieste įrengtas pažintinis maršrutas. Juo keliaujant apeinamos visos istoriškai reikšmingos bei gražiausios miesto vietos. Gargždai didžiuojasi moderniausiu Lietuvoje kino teatru Minija. Čia taip pat įrengta foto ir kino technikos ekspozicija, lankytojus neretai nukelianti į smagius vaikystės prisiminimus. Aktyvaus laisvalaikio pramogų Gargžduose irgi netrūksta. Naujasis turistų traukos objektas – miesto pašonėje esantis skaidrusis karjeras, kuriame galima išbandyti įvairias pramogas visais metų laikais. Ypač mėgstamas ir populiarus netoli Gargždų esantis Klaipėdos zoologijos sodas, kuriame gyvena apie 150 rūšių gyvūnų ir net reti baltieji tigrai. Karklė yra vienintelis žvejų kaimas Lietuvoje ant jūros kranto, išlaikęs etnografinį savitumą. Čia įsikūręs Pajūrio regioninis parkas, klesti reta pajūrio augmenija, vaizdingą kraštovaizdį kuria akmenuoti paplūdimiai ir verkiantys pakrantės skardžiai. Mėgstantiems stebėti paukščius prie Plocio ežero įrengtas paukščių stebėjimo namelis. Bene labiausiai lankoma Pajūrio regioninio parko dalis yra Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinis. Aukščiausias Lietuvoje pajūrio skardis grožiu užburia kiekvieną. Čia atsiveria nuostabūs vaizdai į Baltijos jūrą ir tikrų gamtos kūrinių tapusią pakrantę. Keliaujant pėsčiųjų pažintiniu taku Litorina, abejingų nepalieka ir 20 amžiaus pradžioje Pirklių gildijos sodintas miškas. Dviračių entuziastai šias apylenkės pasiekia Pajūrio dviračių takais. Už keleto kilometrų nuo Olando kepurės ant jūros kranto stūkso gynybiniai įtvirtinimai, saugantis Antrojo pasaulinio karo paslaptis. Viename iš pakrantės baterijos blokų įrengtas unikalus muziejus. Pajūrio kraštas turtingas pramogų įvairovę. Čia galima išmokti gaudyti gintarą ar leistis į romantišką kelionę žirgais jūros pakrantę. Į naujų potyrių kupiną viešnagę kviečia autentiškas Šiaurės Amerikos indėnų kaimas. Puikiai pramogų vieta ir mažam ir dideliam, vienintelis pajūryje golfo klubas. Keliaujančias šeimas džiugina dinozaurų parkas. Ir didžiausias Europoje apverstas namas Radailiuose. Aukščio ir aviacijos entuziastus įkvepia pramoginiai skrydžiai parasparniais ir šuoliai parašiutu.
Vienu iš svarbiausių turistinės traukos objektų Klaipėdos rajone yra vaizdingųjų Kuršių marių pakrantė ir vandenų apsupta Dreverna, senas žvejų kaimas rytinėje Kuršių marių dalyje, prie Drevernos upės žiočių. Kuršmarių laivų statytojo Jono Gižo etnografinėje sodyboje lankytojai kviečiami susipažinti su laivadirbystės ir žvejybos tradicijomis. Gintaro dirbtuvėse atskleidžiamos visos Baltijos jūros aukso paslaptys. Drevernoje įrengtas modernus mažųjų laivų uostas, iš kurio į Kuršių marias galima plaukti įvairaus tipo pramoginiais laivais, skrieti vandens motociklais ar leistis į kelionę senoviniu buriniu Kuršių marių laivu reisinė Dreverna. Dreverna ypač patraukli buriuotojams. Sezono metu į kitapus marių esančią juodkrantę iš Drevernos turistus plukdo reguliarus keleivinis keltas. Čia vykstantį gyvenimą galima stebėti iš 15 metrų aukščio apžvalgos bokšto, nuo kurio atsiveria vaizdingas Naglių gamtinio rezervato ir Kuršių marių kraštovaizdis. Išskirtinė patirtimi pamarį lankantiems turistams tampa Drevernoje rengiamas kulinarinis kruizas Žuvies kelias, į kurį kviečia Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras. Tai unikali pažintis su vietos gastronomija ir kulinarinio paveldo perlais, pamario žuvies patiekalais, mažosios Lietuvos pyragais ir svarbiausių lietuvininkų gėrimų kafija. Iš Drevernos uosto pasukus aukštyn Drevernos upe patenkame į garsųjį Karaliaus Vilhelmo kanalą, kurį XIX amžiaus 60-metyje rankomis iškasė prancūzų karo belaisviai. Šiandien Vilhelmo kanalas yra sparčiai populiarėjanti vandens turizmo trasa. Kanalo pradžioje Lankupių kaime išlikęs iki šiol veikiantis šliuzas, tai vienintelis šliuzas Lietuvoje, paskelbtas technikos paminklu. Lankupiuose turistų dėmesio sulaukia ir ilgiausias rajone kabantis pėsčiųjų tiltas per Miniją. Vos už keleto kilometrų nuo Drevernos, Kuršių marių pakrantėje ir draustinių apsuptyje esantis Vencelė, jėgos aitvarų ir burlenčių mėgėjų meka. Šiandien čia įsikūrusi unikali vandens sporto oazė, veikia jėgos aitvarų ir buriavimo mokyklos, įrengtas modernus poilsio kompleksas. Tai vieta, kurioje vyksta smagius pojūčius garantuojantis gyvenimas, kuriuo pamarį lankantis turistai neretai užsuka tiesiog pasigrožėti. Grįžtant iš pamario, keliai veda per unikalų Priekulės miestą. Senoji architektūra, autentika, tiltai per Miniją, muziejai – visa tai randama Priekulėje, buvusi didžiausia Klaipėdos krašto gyvenvietė, tikras istorijos perlas. Miestas garsus literatūros kūrėjais, spaustuvininkais ir pamario kraštui būdinga miestelio architektūra. Priekuliškiai yra ištikimi žirginio sporto entuziastai. Už keleto kilometrų nuo Priekulės yra Aglonėnai, kaimas, bene geriausiai atskleidžiantis savitus mažosios Lietuvos regiono bruožus. Čia įkurtas lietuvininkų ąžuolynas, parke eksponuojamos autentiškos Jono Genio vėjo malūno dalys, pastatytas krikštas Emanuelio Kanto protėviui. Aglonėnų parko prieigose galima pamatyti pirmąjį ir ilgiausią Lietuvoje lašišinių žuvų perplaukimo lataką. Unikalioje Klaipėdos krašto etnografinėje sodyboje įkurtas pirmasis pokario Lietuvoje klojimo teatras, kuriame kasmet vyksta vaidinimai, etnografinių ansamblių koncertai ir kiti kultūriniai renginiai. Aglonėnų kaiminystėje esantis vanagai bene labiausiai žinome kaip lietuvių literatūros klasikės Ievos Simonaitytės gimtinė. Kaimą puošia neogotikinio stiliaus evangelikų liuteronų bažnyčia.
Visi Klaipėdos rajono miesteliai yra išskirtiniai savo istorija ir paveldu. Štai Vėžaičių pasididžiavimas grafams Volmeriams priklausiusi dvaro sodyba, architektūrinę, istorinę, urbanistinę vertę turintis dvaro pastatų ansamblis. Šiandien restauruotose buvusio dvaro arklydėse įsikūrė kultūros namai. Dvaro parke kasmet rengiamos Oninių šventės, kurių tradicija siekia daugiau nei 100 metų. Šalia Judrėnų esantis Dariaus kaimas, legendinio lakūno Stepono Dariaus tėviškiai, jo tėvų sodyboje įrengtas muziejus su memorialiniu parku, kuriam suteiktas Lietuvos aviacijos muziejaus ekspozicijos skyriaus statusas. Judrėnų bendruomenė organizuoja Žemaitijos kulinarinio paveldo degustacijas. Labiausiai miestelį garsina Judrėnų sūriai. Su tradiciniais krašto matais galima susipažinti Veiviržėnuose. Čia įsikūręs Klaipėdos rajono amatų centras kviečia įsikepti naminės duonos, išmokti austi, pinti iš vytelių, apdirbti odą bei pažinti senas žemaitiškas tradicijas. Veiviržėnų apylinkėse ypač gausu piliakalnių, iš kurių įspūdingiausias Skomantai, įrengtas pirmaisiais amžiais po Kristaus. Vaizdingame Veiviržo upės slėnyje rengiamos įvairios šventės. Netoli Minijos Senslenio esantis Lapiai, mažoji Lietuvos Šveicarija. Vaizdingos ir natūralia gamta pasižyminčios Lapių apylinkės užburia kiekvieną čia atvykusį. Vasarą turistus vilioja plaukimas baidarėmis Minėje, o žiemą ir pavasarį ekstremalios kelionės Žvilsa. Potvynio metu ši nedidelė upelė virsta tikra kalnų upe. Kalvotomis Lapių apylinkėmis organizuojami turistiniai žygiai. Čia renkasi kalnų dviračių sporto entuziastai. Žiemos pramogų mėgėjai laukiami ant Utrių kalno, kur veikia net 3 skirtingo lygio slidinėjimo trasos. Kone per visą Klaipėdos rajoną vingiuojanti Minijos upė nacionalinė vandens turizmo trasa, itin tinkama baidarių ir kanojų turizmui. Įvairiais maršrutais vingiuojančią Miniją plaukia ir vaizdingomis pakrantėmis grožisi šimtai vandens turizmo mėgėjų. Minijos upė itin patraukli gamtos tyrinėtojams. Ji paskelbta nacionalinės reikšmės ichtiologiniu draustiniu, kuriame saugomos rečiausios ir vertingiausios Lietuvos žuvys. Natūralios gamtos mėgėjai žavisi Minijos Sensleniu, kuris garsus istorinio palikimo vietomis. Klaipėdos rajonas turtingas kaimo turizmo sodybomis, grynas oras ir geras maistas, šiuolaikinė prabanga ir senoji autentika, tradicijos bei paveldas, įvairios priemonės ir galimybės ramiam poilsiui, pobūviams ir asmeninėms šventėms, sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Visą tai galima rasti bene pusšimtyje rajone esančių kaimo turizmo sodybų. Klaipėdos rajonas atveria horizontus turizmui. Atraskite 4 vandenų kraštą.